Sveiki. Su jumis tiem, kas tiki, norėčiau šiandien pažiūrėti, kas vyksta jūsų gyvenime ir kas bus toliau. Kokių įvykių galite tikėtis jūsų užmanytam laikotarpiu. Taigi, pažiūrėkime. Esate šventiškai nusiteikę, galbūt artėja gimtadienis ar bet kuri šventinė proga, kurioje yra švenčiama žmonių būryje. Galbūt laukiate artimųjų grįžtančių iš toli. Taip, greiti įvykiai. Kokie laukia greiti įvykiai? Greita kažkokia šventė. Su kažkuo greitai pasimatysite. Arba kažką netikėtai sužinosite apie kitą asmenį. Tam žmogui galbūt puoselėjate jausmus. Taigi pažiūrėkime, kas bus toliau. Kokie įvykiai jūsų laukia, nes kortelės daugiau nenori kalbėti. Jūsų laukia kažkoks tai prisiminimas, galbūt kažkokia jausmų drama šeimoje, šventėje. Turbūt čia bus tas susitikimas, kurio laukiate. Taip. Bus kažkur padėtas taškas jūsų istorijoje, kad jūs arba kažkoks žmogus suteiks kažkokį šansą būti drauge arba kažkokį tai jums pateiks ultimatumą, kad pasikeltų save kažkiek prieš jūsų akis. Jūs nelabai norėsite, arba tas žmogus nelabai norės priimti kažkokių svarstymų. Bet jūs jį prisijaukinsite su savo sugebėjimu priimti su jaukumu ir meile, narsiai, nebijodami kažkokių griūčių. Kažkokios griūties jūs nepabijosite ir šitą žmogų tiesiog imsite kaip savo svajonę ir prisijaukinsite. Visą tai matanti visata jumis labai didžiuosis. Galbūt galėsite su kažkuo apie tai pasikalbėti, pasitarti. Nutrūks visos kovos su kažkokiais tai žmonėmis. Baigsis jūsų kančios, kur buvo paslapčių. Taigi. Pažiūrėkime dar vienam žmogui.
kas vyksta ir kokios čia permainos laukia. Pasižiūrėkime su kitom kortelėm. Taigi. Pažiūrėkime. Kas vyksta? O, iš karto verčiasi. Kas vyksta? Gausite galbūt kažkokį piniginį pasiūlymą. Jūs lydės sėkmė arba lydi. Kas dar vyksta? Jūsų ketinimus gali stebėti kažkas ir vertinti pagal galimybės. Ką jūs galite, tik ir gaunate galbūt. Kas vyks? Kažkur galbūt bus užgauta jūsų širdis arba kils prisiminimai, ko bijojote prisiminti, nenorėjote, niekaip neišmetėt kažkada iš galvos, galbūt galvojot, tai pamirškim, niekada nenoriu apie tai kalbėti. Bet vis dėlto tenai buvot laimingi. Kas bus toliau? Kaip matot, nieko nenorėsit apie tai girdėti, galbūt apsireikš tas žmogus iš praeities, kuris tiesiog paliko kažkokias nuoskaudas jūsų širdyje, nesijaučiate ramiai su juo ir niekada negalvojot, kad daugiau dar susitiksit, kad dar sueis jūsų keliai, jūs palikot visą tą situaciją, palikot ir nuėjot tiesiog. Nenorėjot gilintis į visą tai ir kažkas nepasisekė buvo. Kas čia bus? Taip, jisai galbūt ateis, o jūs toliau laikysitės ribų. Kas čia bus toliau? Bus kažkoks tai duodamas šansas, galbūt piniginis, ar čia iš jo. Ar jums reiktų, taip, iš jo, reiktų jums priimti tą šansą? Ne. Reiktų atsiminti visas skriaudas ir tiesiog pasakyti ne žmogui, kuris ketina ateiti ir kažką siūlyti iš praeities. Ypač jeigu turite kažkokių tai nemalonių prisiminimų. Nes su tuo žmogumi niekas nepasikeis. Niekas nepasikeis, jisai tiesiog, matome, kad jisai piešia pinigą, jisai tiesiog vaidins toliau, kad viskas yra gerai ir neatsižvelgs į jūsų nuomonę, jisai labiau orientuotas į save. Matote? Į pinigus. Taip. Galbūt netgi gali gudrauti. Taigi, tiek. Pažiūrim dar vieną žmogų. Kas čia bus? Aha. Kas vyksta pas jūs? Jūs kontroliuojate situaciją. Kažkokią tai situaciją jūs kontroliuojate.
kas čia vyksta. Kur buvo kažkokia, arba yra kažkokia situacija, kur kažką galbūt kiti galbūt mano, arba pats žinote, kad kažką negerai padarėte. Kažką, ar tai pamelavot, ar tai kažkokią gudrybę, šunybę iškrėtėt kažkam. Tenai norit sukontroliuoti, dėl to, kad žmogų mylit. Pažiūrim, kas čia bus. Kas čia bus. Su kitom kortelėm pažiūrėkim. Kas čia bus. Truputį yra sumaišytos kortos tuo. Kas čia bus? Gerai, pažiūrėkime. Bus daug paslapčių. Ar jūs eisit kartu? Gali būti, kad pasiseks jums susidraugauti arba susitikti, pasimatyti. Kas čia bus? Bet kažkokie neramumai vis temdys jūsų draugystę ar susitikimus. Iš abiejų mintis bus nei geros, nei blogos, jūs tiesiog galvosite apie vienas kitą. Bet gali būti įvairių minčių, kad galite būti nutolę nuo vienas kito. Galbūt kažkas laikysis kažkokių tai paslapčių, nenorės atskleisti dalykų iki galo, o kitas galbūt pyks. Taigi, kas vyks toliau? Gali būti, kad vėliau gausite išvykti ir atsiskirti nuo šito žmogaus, nes situacija pasidarys nebepakeliama ir draugystė užsibaigs. Taigi, su jumis buvo tiem, kas tiki. Ačiū, kad žiūrėjote. Pakomentuokite, kokių norėtumėt video ir tikiuosi juos atlikti greitu metu.